Sveiki, mėlyjei! Ilgai nesimatėm, tiesa? Na, iš tikrųjų, visiems juk yra vasara. Ir būtent šis video yra skirtas vasariniam įvaizdžiui, taigi parodysiu jums, kaip pasidaryti niekada iš mados neišeinantį bronzinės odos makiažą. Na ir šiam įvaizdžiui sukurti pats pagrindinis produktas, žinoma, yra bronzantas. Ir šiam video aš pasirinkau štai tokį rinkinuką Kolistar. Bronzantas pats yra jau su skaistalu ir tas toksai bronzanto ir skaistalo mišinys iš tiesų nuostabiai pagyvina jūsų odą. Beje, šiam rinkinukė jūs gaunate nemokamą kabukį šepetėlį. Ir aš visą laiką skeptiškai žiūriu į tas tokius pridėtinius šepetėlius, bet šitas variantas yra nuostabus. Jis yra labai švelnus ir aš net nebejoju, kad su juo susikursiu nuostabų odos efektą. Tai pažiūrėsime eigoje, o dabar užsikišu plaukus ir keliauju prie tos bronzinančios pudros. Pakalbėkim visų pirma, tai kurgi reikia dėti tą bronzantą. Bronzantas ir to įdegio efekto sukūrimas tai nėra modeliavimas. Mes turim dėti šią priemonę ten, kur mums saulė pirma pagauna odą. Tai reiškia aukščiausi iškiliausi veido taškai. Tai reiškia kakta, ar ne, šita zona palei antakius, nosies vidurys, skruostai, skruostikauliai ir smakras. Jeigu jūsų smakras yra labai giliai, tarkim, jisai yra visiškai neįsikišęs, tai jo netamsinkit, kad jis neatrodytų dar giliau. Bet jeigu viskas yra pakankamai proporcinga, tai smakriuką taip pat paliečiam. Na tai mažiau kalbų, daugiau darbų, imu produkto ir mano visada auksinė taisyklė. Mažiau yra daugiau, tai truputėlį ir tuomet galima visą laiką dadėti. Ir dedam tokiais štai judesiais lengvais per visas šitas zonas, kurias aš paminėjau. Ir galite taip pat per kaklą su likučiu praeiti. Taip veidas bus labiau įrėmintas. Taigi, taip suteikus savo veidui įdegio efektą bei paryškinus skruostikaulius, aš keliauju prie pūkuoto mažesnio šepetėlio, čia yra MAC 217, ir mirkau jį į bronzinę spalvą, bei paryškinus savo akies link, reiškia šitą vietą po kauliuku. Tiesiog su tuo pačiu bronzantu sukamaisiais judesiais. Galite šiek tiek ir ant apatinės blakstienų linijos padengti. Taip lengvai pamodeliavus akį, dažau šepetėlį į rausvą spalvą ir šiek tiek palei tą vietą, kur modeliavom, prabėgus su rausva spalva. Tam, kad suteikt gyvybę. Na va, veidas paryškėjo, įgavo spindesio, akis įgavo formą ir viską užbaigsiu tušu ir norėčiau šį kartą išbandyti Estee Lauder Sumptuous Knockout tušą, kuris yra su silikoniniu šepetėliu, kas beje yra labai populiaru ir paskutiniu metu praktiškai merginos renkasi daugiausia šį tušą, kuris turi silikoninį šepetėlį. Tai yra ilginantis tušas, na ir pasižiūrėkime, ką jis mums padarys. Labai gražiai atskirsto blakstienytės, taip kad labai tinka prie šio įvaizdžio, viskas gaivu, natūralu, lengva, vasariška. Beje, šis tušas neatsispaudinėja, tai taip pat yra labai aktualu, nes vasarą mes pašylame, būna ir žino tokie taškiukai, kaip pasidaro. Tai su šiuo tušu tikrai to efekto jūs neturėsite, galite drąsiai naudoti. Na ir toks vasariškas gražus bronzinis įvaizdis reikalauja tobulai gražių jaunatviškų antakių. Ir jiems sukurti aš šį kartą pasirinkau taip pat Kolistar štai tokį rinkinuką, į kurį įeina antakių tušas su spalva ir pieštukas. Jeigu atvirai, tas pieštukas yra skirtas tam, kad sutvarkytumėt formą antakių ir pabrėžtumėt po apačią, bet aš jums išduosiu vieną paslaptį ir vieną tokį tipsą duosiu patarimą. Taigi su šiuo pieštuku jūs galite labai puikiai atšviežinti žvilgsnį, tiesiog įbrėžus jo va čia į ašarų liniją. Jis atrodo daug geriau negu baltas, dėl to, kad yra natūralesnės spalvos. Taigi tikrai drąsiai galite pasigyvinti savo žvilgsnį. Štai,
Matote, koks skirtumas ir tas dalykas dar ir didina akis. Taigi, o dabar keliauju prie antakių. Tai visų pirma prašukuoju juos. Pasižiūriu, ar man reikia kažkur tai dapiešti, ar man užtenka tik tai juos prašukuoti šiuo tušiuku. Tai šis tušiukas yra, visą laiką ištraukus nuvalykite galiuką, nes ten būna perteklius produkto. Ir šis tušiukas yra toksai dviejopo poveikio. Jisai tiek sušukuoja plaukelį, tiek jį nuspalvina, duoda jam tekstūros, bet taip pat jo prilietus arčiau odos, jūs galite ir susikurti norimą formą, jeigu tarkim pas jūs kažkur trūksta plaukelių. Tai štai taip, šukuojant į viršų, po truputį mes tos antakius pildome. Labai mažas patogus šepetėlis. Puikiai, netgi mano tokie neypatingai vešlūs antakiai atrodo nuostabiai. Ir iš tiesų antakiai yra labai svarbus veido akcentas, o dabar ypatingai yra antakių kultas, taip kad tikrai rekomenduoju šią priemonę. Na ir visam įvaizdžiui užbaigti aš pasirinksiu nude tipo lūpas ir jas padažysiu ne lūpdažiu, o blizgesiu, nes vasarą noris to tokio drėgnumo, gaivumo, lengvumo, tiesiog prabraukti jas ir keliauti ten, kur jums reikia, per daug neužtrunkant prie veidrodžio. Tai šiam efektui pasirinkau Shiseido lūpų blizgesį, jis vadinasi Lacquer, man atrodo, ir jo spalva yra BE102. Tai iš tikrųjų tokia švelni, labai graži spalvytė. Patogus šepetėlis, tai braukiu per lūpas ir mūsų įvaizdis bus baigtas. Štai mielosios. Nors mūsų kartais ir nedžiugina lietuviška saulė, tačiau įdegio efektą galite susikurti ir namuose. Būkit gražios ir spindėkit!